turim žaidimą. Kokį žaidimą? Esi gal matęs tik tokią, kur yra duodama 10 dalykų, visi yra blind ir yra tau 10 pozicijų ir tu turi išrankinti tuos dalykus, vadinamasis blind rankingas. Yeah. Tai žodžiu, mes turim 10 žmonių ir tau reikės juos sudėti į 10 skirtingų pozicijų. Tai nežinau, Kipras gali rašyti. 5. Čia 5 gerai. Gal gali papasakot, kodėl 5? Ko jam trūksta, kad būtų aukščiau? Iš esmės, man patinka jo pasiekimai, aš gerbiu, ką jis padarė sporte, bet tiesiog man šiek tiek nepatinka, kaip jisai žiūri į sporto jaunimą ir kad jeigu už jį kažkas jau kažkur geriau, jisai toks matos, kad labai įtrigerina, kad aš surinkau ten, tarkim, kažkur daugiau peržiūrų, ar ten jisai gali kaip nori sakyti, o jam jau labai trigerinas, kai kažkas atsako, jau tokį, tipo, turi tokį autoritetą, kad tik jisai gali, ir manau, pripratęs gyvenimą dėlioti taip, jog tik jisai dėlioja ir jam niekas atgal nedėlioja, ir kai kažkas padėlioja, jis tiesiog trigerinasi, bet nesumažinu jo sporto pasiekimų. O kaip tu vertini jo sterų dabar skandalą? Man tai šiek tiek juokingai atrodė, nes VAD yra pagrindinė pasaulyje steroidų tikrinimo organizacija. Jisai ten buvo papolė, jisai ten oficialiai nelegaliai vartojantis steroidus. Ir tada nuvažiavo į kažkokią rinkęs pinigus polikliniką ir ten paėmęs ten kažką, pasakė, kad jau padaręs tipo video, net pradžiai nerodęs rezultatų, kad pas mane neigiamas. Man atrodo juokingai, dar lindo galai, kad ten žmonės važiuodavo, kai vykdavo COVID, sumokėdavo pinigus, kad... Mačiau, Niuniavo pasakojo kažką. Sumokėdavo pinigus, kad parodytų, kaip nori. Nu tai gerai, tai jisai labai sureikšmina tą privačią polikliniką, bet rezultatai ne apie privačią polikliniką, apie tą